Negaliu pakęsti, kai būna, tarkim, motivacijose ar demotivacijose parašytas komentaras, kas tiesa, tas nemelas. Rimtai? Rimtai, genijau? Rimtai? Kas šūdai tas mižalai, Kaip tu mano pasakymas? Kas tiesa, tas nemelas. Jesus, kas per šūdas? Yo, dogs. Sveiki. Šiandien išbandysim naują dalyką, bet prieš tai, wow. Prašau tie, kurie norėjo patekti vlogą, praeitą neįdėjau, užmiršau, dabar įdėjau. Dalykas number 2. Jep. Čia su aš, jeigu nepastebėjot. Jau atsiuntė pakankamai senokai, bet tiesiog kažkodėl aš jo nerodžiau, nes man buvo gėda. Ne gėda, buvo... Aš tiesiog užmiršau. Naujas dalykas, apie kurį kalbėjau, tai yra išrinkau keletą motivacijų ir demotivacijų. Šiandieną tik motivacijos buvo ir prisikabinėsim prie nuotraukų, prie žodžių, prie sakinių, prie komentarų. Žodžiu, kalsim realybėj tiesiai klyną ir pažiūrėsim, ką jie ten nusišneka. Let's go, dogs! Meilė yra tuomet, kai užsimerki, bet vis dar matai jo akis. Kažkas tau blogai su akim, mergi, tu gal iš kokio nors, aš nežinau, X-menų, kaip ciklopas, tik ciklopė, žinai, mergit gal neatsimerka, ir susprogdina viską. Tau reiktų pasitikrinti akis, nes kažkas negerai. Tas, kas įveikia savo baimę, išmoksta plaukti. Wow, palauk. Reiškia, jeigu aš bijau zefyrų, bet visgi susiemu ir suvalgau, aš išmokstu plaukti. Ir mano klipuose gali mane kažko naudingo išmokti. Pagaliau, pats laikas buvo pradėti žmonės mokinti. Bijai zefyrų, suvalgai, išmoksi plaukti. Prašau, tas, kas nuo jos išsilaisvina, išmoksta nardyti. Nežinau, nardyti? Rimtai? Naras dabar būsi gal. Sveikinu, suvalgai zefyrą tampi naru. Žmogui reikia tiek nedaug. Galvos, širdies ir sielos draugo. Dar oro, maisto ir susimokėti mokesčius. Įsimylėjimas, seksas, poilsis, gražus oras, juokas, gamta, pokalbis, žingeidumas, miegas. Vertingiausi pasaulyje dalykai nieko nekainuoja. Nepasakyčiau. Seksas? Na, kaip kada. Pokalbis? Pokalbis kainuoja, patikėkit, ir dar kaip. Tos seks pažintis tikrai suėdė mano visą sąskaitą. 5 litai už 1 minutę, rimtai? Kas čia per mokestis? 5 litai 1 minutę, bet aš negaliu sustot skambinęs. Bučinys. Tai tik mielas pokštas. Wow, mielas pokštas. Gerai, man toliau nebeįdomu, ką ten rašo. Tai klausyk, prieini prie kokio savo draugo, sakai, jau, bičią, noriai parodysi pokštą. Tu gėjus, ar kas, kame problemos? Jeigu parodysi savo draugelį tokį pokštą, aš abejoju, ar jis bus tavo draugelis visą likusį kitą gyvenimą? Jau, bičiai, žinai, nori pakartot pokštą? Neverk, kad tai atsitiko. Nusišypsok, kad tai pagaliau baigėsi. Kas atsitiko? Kas baigės? Kažką praleidau? Lyg ir ne. Nieko nesupratau. Apie ką čia? Net ir su pilku pieštuku aš galiu nupiešti vaivorykštę. Wow, tau gerai, kaip niekam neįdomu. Svajok. Čia norėjau parodyti tiesiog fotkę, nes... koks meilutis. Jei norėsi, pasieksi visko, ko trokšti. Tik ar tau tikrai to reikia? Turėt savo mažam vežimėlėje milžinišką gorilą, būti maža mergaitė ir sugebant dar jį patempti? Fuck yeah! Aš noriu viską, ką turi. Taigi ačiū, kad žiūrėt, ko gero viską pasakiau. Ačiū.